Lietuvos rinktinė iškovojo užtikrintą pergalę 105-85 ir su mumis naudingiausias šių rungtynių žaidėjas Jonas Valančiūnas. Jonai, atrodė, kad mėgavaisi kiekviena minute praleista aikštelėje, emocijos veržėsi pro kraštus, jos persidavė į tribūnas. Kokie įspūdžiai po šitos pergalės? Tai mes žaidžiam krepšinį, kad mes jo mėgautumėmės. Manau, kad kiekvienas, kas žengia žaisti ant parketo, mėgavosi. Žinai, buvo sunkių momentų, buvo lengvų momentų, bet visi darėm darbą kaip komanda, pasiekėm šitą pergalę kaip komanda. Kas labiausiai džiugino po tokios pergalės? Po šitų rungtynių, galbūt prisiminus ir tą pralaimėjimą draugiškame mače, niekada nemalonu pralaimėti. Ne, pralaimėti niekada nemalonu, kad ir kokios varžybos draugiškos ar nedraugiškos, bet pergalė sunkiai išvargta, nebuvo jinai lengva, tikrai jie spardėsi, kovėsi, tikrai nebloga komanda, bet išlikom kartu, išlikom stiprus ir pasiėmėm pergalyti. Sekmadienį laukia svarbios rungtynės su Italija. Ką dabar reikia padaryti per šitas 2 dienas, kad pasirodyt kiek įmanoma geriausiai ten? Aš manau, gerai pailsėti, nes tikrai neturėjom daug laiko pasiruošti, tikrai formos vienų geresnės, kitų prastesnės. Gerai pailsėti, paskautinti italus. Dabar turim tam 2 dienas ir, manau, kibsim į kovą. Ačiū tau, linkiu pailsėti ir pergalės.